Įsivaizduokite, aš pasikviečiau 3 legendinius roko muzikantus interviu ir uždaviau jiems klausimą, kas tau yra roko muzika. Viktoras Prapas atsakytų, kad tai yra jaunatviškas protestas, entuziazmas ir noras pilnai išjausti muziką. Jurijus Kolokovas nori sukurti kažką naujo ir originalaus, dėl muzikos, dėl idėjos, dėl meno. O Viktoras Cojus sako, kad rokas tai yra gyvenimo būdas, kai darai tai, kas patinka ir esi visiškai nepriklausomas. Visi kartu muzikantai sako vieną ir tą patį, kad banali estrada jų nedomina. Kiekvienas ieško savo individualios muzikos. Man atrodo, tai labai gražus ir įkvepiantis žodžiai, bet jeigu mes prisiminsime istoriją, Sovietų sąjungoje šie žmonės buvo prilyginami nusikaltėliams, drausti ir persekiojami. Jie patys pripažįsta, kad atvirai kritikavo valdžią, bet tuo pačiu metu nenori save vadinti disidentais. Tai kasgi jie tada? Kuo siekia šie žmonės? Pradedam nuo pat pradžių. Žmogus pradeda kažką daryti tik tada, jeigu yra idėja, pastangos ir auditorija. Mūsų herojai turėjo labai aiškią idėją išsiskirti iš kitų. Individualizmas kaip vertybė. Roko muzika tam labai tinka, todėl kad nuo pat pradžių rokas buvo protesto forma prieš dalykus, kurie yra kiekvieną dieną įprasti, kaip estradinė muzika, klasikinė muzika. Roko muzika yra pakankamai energinga ir ekstravagantiška tam, kad šokiruotų klausytoją. Antras dalykas, sovietų sistema nepripažino roko muzikos, todėl mūsų herojams reikėjo įdėti daug pastangų, kad pasireikšti. Pirmiausia, buvo stipriai cenzūruojamas tekstas. Viktoras Prapas sako, kad galėjai naudoti tik tuos žodžius, kurie yra oficialiai patvirtinti, kitaip nepraeisi pro cenzorius. O tai aišku neatitiko mūsų herojų idėją būti individualiam. Todėl rokeriai kūrė dainas patys, be jokių patvirtinimų iš valdžios. Jie patys įrašinėjo albumus nelegaliai savo namuose arba pogrindžio studijose ir nelegaliai platino įrašus, perrašydami vienas kitam. Viktoras Prapas sako, kad jie buvo perfekcionistai, jie labai daug repetavo, kad viskas puikiai skambėtų. Kolokovas sako, kad kurti muziką jam yra stresas, jis jaučia labai didelę atsakomybę. O Cojus visą laiką buvo nepatenkintas įrašų kokybę. Tik kontrabandos iš Amerikos dėka jis galėjo skambėti taip, kaip nori. Ir tai buvo laikai, kai nebuvo kompiuterių ir telefonų. Sovietų sąjungoje net nebuvo normalių instrumentų. Kolokovas pasigamino pirmąjį sintezatorių Latvijoje pagal užsakymą. Tik žmonės, kurie tikrai labai nori tuo užsiimti, galėjo groti roką. Ir trečias dalykas. 80-ųjų galas buvo pertvarkos laikas. Žmonės pavargo nuo kolektyvizmo. Reikėjo herojų, kurie rodytų kelią į laisvę ir nepriklausomybę. Ir mūsų herojai su savo individualumo idėja ir didelėmis pastangomis atsidūrė dėmesio centre. Jų gyvenimo filosofija būti laisvų individų sutapo su paklausa iš visuomenės. Būtent todėl jų muzika tapo labai populiari. Cojus pripažįsta, kad jis pataikė tinkamą laiką. O Kolokovas į klausimą, kodėl toliau nekūrė dainų, sako, kad jis jau atliko savo pareigą ir tegul jau muziką kūrė kiti. Abu pripažįsta, kad rašė aštrias dainas kritikuojančias valdžią, tačiau disidentais vadintis nenori. Todėl, kad jie mąstė plačiau, juos jaudino pirmiausia žmogaus būtis visuomenėje. Jų tikslas buvo išlaisvinti žmogų iš durnos kolektyvistinės komunizmo ideologijos. Nes žmogiškumą ir tikrą meną jie mato tik būdami laisvėje nuo cenzūros ir apribojimų. Ir jie kūrė muziką tiek, kiek reikėjo, kol žmonės išsilaisvins. Juk individualizmas ir kolektyvizmas yra visiškai priešingi dalykai. Todėl roko muzika tai nebuvo politinis karas. O pirmiausia, tai buvo socialinis filosofinis karas prieš kolektyvistinę komunistų ideologiją. Viktoras Cojus kvietė žmonės nebijoti ką nors keisti savo gyvenime, kuo daugiau būti nepriklausomiems nuo aplinkybių. Pavyzdžiui, kodėl jis turi dirbti katilinėje per prievartą, jeigu jo pašaukimas yra kurti muziką. Hiperbolės tekstai yra apie individų santykį su pasauliu, apie žavesį, meilę, viltį. Perkons tekstai yra perpildyti kalambūrų, ironijos, sarkazmų ir šaržo. Kartu su hard roko muzika tai gauna anarchijos atspalvį būti visą laiką nepaklusniems. Todėl roko muzika tai yra pirmiausia apie žmogų, o ne apie politiką. Be abejo, tai viskas privedė ir prie politinių įvykių, bet tai tik parodo, ant kiek komunizmas yra silpnas, kad laikėsi tik ant represijų ir teroro. Tikras žmogiškumas galų gale laimėjo. Ir žurnalistai dažnai mėgsta paklausti, kodėl roko muzika numirė. Pirma, individualumas jau nieko nestebina ir nėra uždraustas. Antra, įrašyti dainą gali kiekvienas namie su kompiuteriu. Trečia, auditorija yra per lengvai pasiekiama. Todėl roko muzika daugiau nebėra protestas, tai yra tiesiog muzikos žanras, kaip estrada arba klasika. O mūsų herojai atsidūrė tada, kai jų labai reikėjo visuomeniai. Jie nuoširdžiai protestavo ir tapo legendomis. Svarbiausia, kad jų muzika visada, visais laikais simbolizuos individo laisvę ir nepriklausomybę.